Labas rytas, eina sau, dabar yra 11:25 ir aš ką tik išsiritau iš lovos. Ui, negerai. Reikia kažkaip tvarkyti šitą ritmą ir 10:30 vakaro būt lovai, nes pastarąsias kelias dienas buvo nemažai visokių įvykių, tekdavo nueit miegot ir 12:30, o vakar iš viso 1, tai priežimas susimakalavo, kad dabar tiesiog organizmui reikėjo persikraut ir prabudau 11 valandą, ko nėra man buvę, nežinau nuo kada, nuo naujų metų. Bėgimui šitas gero tikrai neprideda, bet žodžiu, buvo kas buvo, turim ką turim, einam valgyt avižų. Prisiminiau, kad turiu bananą ir Vileda kempinę ir avižų, tai pasidarysiu su bananu. Dar žinau, kad rytoj greičiausiai iš viso naktį grįšiu, nes mama parskrenda iš Londono, tai važiuosiu jos pasiimti ir jinai parskris naktį. Smagu, o iki bėgimo liko 7 dienos. Po 12:12 ruošiausi pusryčius valandą laiko kažkokiais būdais, bet pasiruošiau, tai važiuojam. Nu ką, pavalgiau, dabar ateinančių 3 valandų planas yra persikelti ir išsirinkti visas nuotraukas iš vakar praėjusios baltosios vakarienės, o paskui arba pradėti jas retušuoti, arba pasilikti vėliau ir pereiti prie video darbų. Tai va, trumpam dingstu, reikia nemažai paruošti. Tai va, einam dirbti. Nu ką, jau 3 valanda. Atrodo, kad dar neprabudau. Tuoj prabusiu ir eisim į lauką. Negalima praleisti dienos neišėjus į lauką. Jau 4 valanda, tai ir aš nuėjau pietaut. Aišku, kad ne. Einam dabar į šiltnamį, pasiimsiu pomidorą, o tada žiūrėsim. Opa, dygsta vėlyviai. Vargšės vynogės niekas jų nesuvalgė. Nežinau, ką su jom daryti. Man po to, kai buvo bloga, tai aš nelabai valgiau jų, bet dabar einu paskabysiu kelias. Bitės tik dūzgė. Pati skaniausia uoga, kuri čia auga. Ryte palaisčiau šiandien, tai atsigavo. Pasiskinsim porą lapelių. Ir kur mūsų pomidorai? Va, turim tokių mažiukų, dabar labai dera, bet gal turim kokį ir normalesnio dydžio. Va, paimsiu porą. Šiandien visą dieną prie kompiuterio, tai taip ryšku viskas eina sau. Rožės pražydo antrą kartą, labai gražu. Ypač gražu, kai iškrenta pirma šalna ir labai gražiai taip apširkšnyja visa rožė. Radau šaldytuve buratą, kuri baigė galioti 26 rugpjūčio, bet jinai nebuvo atidaryta. Ir mano šaldytuvas žiauriai šaldo. Patikrinkim. Gera žinia, nesmirdi. Aš net nežinau, koks turi būti kvapas. Kažkoks yra. Prapjausiu ir paragausiu. Man atrodo, pieno produktai, jei jie pagenda, tai turi rūgštė tiesiog. Tai jei bus rūgštaus skonio, tai nevalgysiu. Kad čia visai viskas gerai. Tiesiog suvalgysiu. Čia va lengvai užkasiu buratą, pomidoras, bazilikas ir duona naminė. Šitas dalykas yra labai skanus, bet labai kaloringas. Bet tos kalorijos yra labai geros, nes labai daug skaidulų, baltymų. Tai viskas kartu visai čia gerai bus. Gal čia šiek tiek baltymų ir trūksta, bet aš tiesiog noriu pabaigti tą buratą. Dabar suvalgysiu šitą gėrį. O vakarieniai gal kažką rimčiau sugalvosiu, nežinau. Man atrodo biržų duona ar kažkokia ten. Ar močiutės duona ten buvo parašyta. Labai skanu. Skanaus ir jums, jeigu valgot. Atgal prie kompo, toliau dirbam. Tiesiog ėmė ir sutemo jėga. Bet įkėliau naują epizodą. O čia geras buvo, ragavau pirmą kartą gyvenime švediškus kukulius. Čia akivaizdžiai bėgau sunkiai, čia biškį vėmiau sunkiai irgi. Visko čia buvo, tai pasižiūrėkit, ką praleido. Čia yra ta tamsioji turinio kūrėjų pusė, kai sėdi visą dieną prie kompiuterio, kai susikaupia visokia medžiaga telefone, kompiuterį, fotoaparatuose, kamerose. Tiesiog visur medžiaga ir ją reikia sutvarkyti, atiduoti, kam jos reikia. Žodžiu, užtrunka
patinka šitie dalykai, bet vis tiek šitokio darbo neiškeisčiau į jokį kitą darbą. Tokia buvo diena, labai gaila, kad neišbėgau. Labai vėlai prabudau, paskui visą dieną pradirbau, o dabar yra 9 vakaro ir yra tamsu, o aš naktim nebėgioju, nes man atrodo nėra labai saugu. Nežinau, būtų karšta, gal ir bėgčiau, bet šiandien jau tokia rudeniška diena. Šiandien ir yra rugsėjo 1 pasirodo. Suvalgysiu jogurto su medum. Pasirodo, visoje šitoj bankiai yra tik 325 kalorijos ir 33 gramai proteino. Tiek daug, nuo šito viso tai tikrai nesuvalgysiu. Tai žadu įsidėti lėkštutę, įsidėti medaus ir dar turiu traputį. Įsidėjau 250 gramų jogurto ir dabar čia beliko kažkuom paskaninti jį. Kadangi jogurtas iš mano belė kaip stipriai šaldančio šaldytuvo, tai aš pabandysiu pašildyti jį. Vandens voneliai, tikiuosi nesprogs niekas. Įbersiu cinamono dėl kvapo. Dabar bus kaip žiema kalėdos. Nu ką, pasigaminau čia kažką tai. Daug pastangų tikrai nereikia dėti. Aišku, čia labai tiktų granola, bet aš jos niekada neperku, nes turiu beprotišką priklausomybę ir jeigu nusipirkčiau, tai berčiau, valgyčiau, ten tiek daug cukraus, ten taip skanu ir labai būna sunku sustoti. Tai aš jau mieliau pasidarysiu su kokiu trapučiu, jį subarstai ir tą duoda tokią tekstūrą maistui. Žodžiu, iki rytojaus, ačiū, kad žiūrėjot, like, subscribe, jeigu įdomu. Ir ate!